Labas rytas, sveiki atvykę į mano naują vlogą, mes čia esame mašinai su Fausta. Mes iš tikrųjų esame Rygoje. Čia bus tokia kaip paroda, kur vyksta Litexpo, ten, pavyzdžiui, moters pasaulis, kur suvažiuoja visokie prekiniai ženklai ir jie tiesiog turi savo showroomus, tai čia yra kažkas panašaus Rygoje. Tokia viena iš didžiausių Baltijos šalių beauty paroda. Ir ten dalyvauja Golden Rose brandas, su kuriuo aš jau seniai dirbu, tai aš važiuoju pas jį, šiek tiek kažką pafilmuoti, pažiūrėti, šiaip nueiti tą parodą ir pabūti Rygoj. Tiesiog praleisim šiandien dieną ir pasimsim jūs kartu su mumis. Žodžiu, taip gavos, kad be reikalą mes ten pralaukiam, nes pasistatėm, einam čia, nes pasistatėm, visai net nestojam aikštelį, nes ten kažkaip žmogus išėjęs, kažko jis ten stovi, nieko nedaro, žmonės tiesiog lauk prie tų vartų, kol atsidarys kažkas, nors mes turėjom parkingą, bet kad čia lauks jau pralaukiam 30 minučių. Dabar išlipu žiauriai šalta, bet jau pagaliau einam. Grįžom, sušlapom belė kaip nesolis, tai dabar sam pareiga tikrai nepasivaikščiosim, varom dabar į Akropolį, buvom tam Golden Rose, dar Faustas pirko kvapukų man padovanojo iš... Koks brandas? Aromatic 89. Aromatic 89? Ne 89, o 89. Ne šiam 9. Aromatic 89. Tai va, kai atpakuosiu vieną tą kvapuką, mes tada pažiūrėsim. Žiūrėk, kaip prisiparkavo ir tai pasižiūrėsim, kaip mums ar patiks. O dabar važiavome į Akropolį, nes labai noriu valgyti, ir Fausta nori valgyti, ir aš noriu valgyti, dar šiandien valgiam. Ir tada dar pažiūrėsim džinsų, gal pavyks rasti ir daugiau jaučių namo, nes, nu, ką čia daugiau vyks, žiauriai ors dėms. Su Akropolį atėjom su Fausta į Chi Asian Food ir visi sakėm, žinokit, 5 žmonėms. Sproksim. Noodlesus, Indian karius 2, alaus. Thank you. Thank you. Alaus nealkoholinė. Naan bread 2 porcijas ir viskas. Tai šiaip brangu, ką galiu pasakyti, bet kadangi mes iš Šiaulių ir gyvenam Šiauliuose, tai neturime tokių pasirinkimų patarmasų kaip čia. Žodžiu, čia visokie ir kariai, ir Indian visokie dalykai, ir noodlesai, ir spring rollsai. Žodžiu, kur tik nori to yra. Biškai, žinai, kas mane gąsdina, Fausta? Nu. Kad čia labai didelis meniu. Žinai, kaip būna, kai žiauriai didelis meniu. Jo, ir neįsirenki. Ne, neįsirenki tai, bet žinai, kai daug maistų, kad nebūtų tipo viskas atmestinai padaryta, žinai, nes didelis pasirinkimas, kaip, pavyzdžiui, ten buvo toks restoraniuks ir ten buvo tik tais 2 puslapiai. Žinai, tas, kur aš norėjau pripat vieną. Daugiau meilės suduoti maistą. Jo, o bet čia tik vieną šefą buvo, nu, žinai, čia didelis restoranas. Nu, kas turim braskytės papiriukų. Bet nėra, kad žiauriai pigu, bet, ta prasme, žiūrėk, visi prasided nuo numerio 1, ne, patikalai. Bet šiaip sunumeruoti, kad yra gerai, jeigu, pavyzdžiui, daleiskim... Jo, bet tu žinai, kiek čia patikalų? 200 kažkiek. 200? 422. Ai, nu 422. Bet šitie, va, visi tie šiaip yra gerai, jeigu, daleiskim, barmenė nemoka anglų kalbos. Ateini, parodai kokią numeriuką ir viskas. Jo, ir plus, pavyzdžiui, tie pavadinimai, žinai, tokie, karija jers. Jers vandalo. Nu, tai tu pažinai, tu išpronouncing sonko. Tom yam. Song yong yong dong. Tom yam funk. Tom yam kai. Žodžiu, užbaigiam, laukiam maisto. Iki. Gerai. Sriuba. Skana, ne? Jo. Citrina labai gerai jaučias. Liukai kaip patikto. Ir dar užsikas su naan bread. Iš viso suka. Tik labai karšta. Wow, bet tokia skanė. O kiek kainuoja? Nežinau, 5 gal eurai. Reikia lūkis nešmiukė. Tikiuosi matot, nes aš nematau, ar jūs matot. Bet
Ką pirmą dabar ragausiu? Ta sriuba dar kai kuosai, jinai taip visus tos pralavo. Ir dar ten tokį poskonio aštrų turi. Gerai, įsidėkim visko, čia kaip koks bufet, žinai. Ane? Aš taip noriu valgyti, žinai, ir nežinai, ką dėtis. Vis čia su kiaušinio apkepta. Palauk, kada? Tas aštrus. Nu, skanu. Bet gal tas trūks gal biškį tokia skonė arba? Skonės susprėsis, ne? Vištiena gal mažai marinuota buvo, ten palaižom. Čia tu saldžius pasėmei? Ne, tik buvo sweet and chili, kažkas tokio. Sweet and chili? Kažkas buvo. Ai, tu jaučias, kad sweet and chili. Gerai, kuris aštrus tas, o tas neaštrus? Tas aštresnis. Bet šiaip skanu, skanu. Aš jau jaučiu, gal mane išperstoj. Na, aš pirma. Gerai, aš atėjau į Zaros persirengimo kabiną. Pasimutuosiu keletą dalykų. Jūs man padėsit išsirinkti, tinkamą ar ne. Pažiūrėkit. Gražiai viskas atrodo. Gražiai viskas atrodo, bet kokie jie ilgumo. Dabar apsimau tokius kitus. Ir, nu nežinau, man jie šiek tiek liktai didelį. Jaučiu, gal reiktų mažesnį dydį. Ir jaučiu, kad man nepatinka kažkiai įdomus. Ai, tarp kitko, mano kojinės skirtingos, net šiandien neradau vienodų. Nežinau. Tokie visai šiaip neblogi ir ilgis geras, bet kažkokie įdomus, ane? Jūs galvojat, tiek pasimatavau rūbų ir niekas netiko, nei vienas kelnes, tai H&M namo, būsiu be kelnių. Nesvarbu, turiu šitos džinsus, kurie man žiauriai patogus iš H&M, tai su jais visur ir varinėju. Čia naujas parkets, į čia parkets naujas. Čia mama, labas. Ir čia naujas parketas. Mama, ką? įpyliau abadą savo. Gerai, ačiū. Labas rytas, mes sugalvojom šiandien atvažiuoti į kaimą. Senelių tu juokauji. Seniai nebuvom. Oras tragiškas, nu toks grins ruduo, ne? Tai pabūsim čia visą dieną ir važiuosim namo, net į lauką neisim ir sakė, tėtis nuves pažiūrėti paršiukų. Nori? Noriu. Išmesi? Išmėsiu aš. Ne, bet aš nepavargysiu. Ko nebenori? Valgyt? Nu vieną tik kasniuką į viskas, gerai? Turi visą sriubą pabaigti, čia nieko nėra. Jūs buvo atsakymą, čia tik mes turim pabaigti. O po to sakė, kažkokį ten ledą turi. Nu gerai, aš tau duosiu 5 kąsnius ir tada sakysiu, kad tu pabaigai, gerai? Nu tai gerai. Tai vieną užvalgai. Daryt savo raktuką čia. Dabar antrą. Aha. Turiu visi, kad aš. Antrą. Trečia. 3. Už senelį. 3. Dar 2 lika. Taip? Viską mamą ar kažką kitaip. Viską. Kas gerai? Stop. Matytas, baigsiu valgyti. Stop. 3. Stop. 4. Ir paskutiniai Jiem visą. gerai riedama. Adamai. Senelį duok. O, čia senelį kavytė. Ne, čia. Nori sriubos jau netai. Nori kavos? Erzin ir erzin tą mano vaiką. Kur mano? Aš suvalgysiu šitą, paragausiu šitą tinginių, čia močiutė darė, šiaip jinai žiauriai skanius tos Ateik. tinginius daro. Žiūrėk, kas suvalgė. Leonardai, uktus. A tu nori, mama? Ateik. Ar pati jau kaip tinginiukė? Aš jau nebegeriu tokios kavos. O tinginiuką nenori? Žiūrėk, Leonardai, nori paragauti tą tinginį? Čia sausainiai su šokoladu. Adamai, nori? Adamai, žiūrėk, ką tau turiu, va.
Man tai baisu, kai žinokit, nieks. O kodėl jo nosis raudona tokia čia? Kažkaip mes sugavo? Turim dar čia baltos. Gerai. Tai išgeriam. O tai, kad tu neįdėjai niekam. Labai karšta. O tada tegul ataušta. Čia irgi karšta. O tingi nenorit? Kur tą raudoną darė? O gal to raudoną noriu? Per Simoną. Nori tokį? Tai tu papjaustyk, jie valgys. Jo, važiuoju, nes man rytoj į darbą. Ok, čiau. Myliu visadas. O jeigu nemyliu? Ja, ką? Ko nemyli. Mane. Žiūrėk, tas, tai žinok. Nėri leisti informacininką, žinai. Bet grinai jisai bus jaučiu užaugęs, tas laboratorijų galės Nu, dirbti. vo. Dėl to, kiek aš jį pažįstu nuo metų laiką, kai pradėjęs, taip dabar ateisis pilstytojėlis, ane? Nori važiuoti? O man įpilsit atsigerti. Jau gali! Pasikabu, ką dar. Šisai Reikia planuo. Dėzės, jau. Tu neieškok, bėk. Neieškau. O senelis? Senelis kur? O senelis? O kur senelis? Leonardai, o kur senelis? Kur senelis, Adamai? Kur senelis? Nu, kur senelis? Neieškok. Ieškokit. Aš tik tais. Kur tas senelis? Kur senelis, Adamai? Kur senelis? Kur senelis? Žinai, tokį žaidimą žaidėm šilta. Šalta. Ne. Šalta. Šilčiau. Šilta. Tai spinta? Brolis. Ne, tu nesakyk, kur slėptis, mes patys Tu ant liustra, brolis važina. Brolis jau slėpęs. Okei, jau. Broliai, Mačiavo. slėpkis, broliai. Mačiavo jis. Okei, čia. Taip iš tiesų ir bėga mūsų dienos. Vienas lėtesnės, kitos turi daugiau veiksmo. Kai oras prastesnis, mažiau kur važiuojam, tiesiog praleidžiam daug laiko su šeima. Na, visai netrukus pradėsim jau ruoštis gražiausiai metų šventei – Kalėdoms. Ačiū, kad žiūrit ir susitinkam kitą kartą.